Labas vakaras. Kokiomis nuotaikomis pabaigėme pirmąją pilną metų savaitę, žiūrėkite INIT žiniose. Sausio 13-osios išvakarėse žvakutės gyventojų languose. Niekur nedingsim, teks pripažinti užsienį sudarytas gėjų santuokas. Unikali operacija Kaune. Žmogus atsikratė 14 kg pilvo išvaržos. Kariuomenė muša pavojaus varpais. Pusė jaunuolių netinka tarnybai, nes yra ligoti. Ką daryti, kad Kauno Žalgiris išliptų iš duobės? Sausio 13-osios išvakarėse visoje Lietuvoje dega laisvės kovų laužai. Tačiau gyva ir kita graži solidarumo tradicija, prisimenanti laisvės kovotojus. Jiems pagerbti languose uždegamos žvakelės, o valstybiniai pastatai specialiai apšviečiami. Laužai prie Seimo rūmų, Lietuvos televizijos pastato ir televizijos bokšto degs rytoj, o šiandien buvo prisiminta kita tradicija, kai patys gyventojai savo norų, tekant saulei, žvakutes uždegė pastatų languose. Prie šios akcijos sostinėje prisijungė mokyklos ir valstybinės įstaigos. Valstybiniai pastatai buvo specialiai apšviesti. Žvakeles savo namų languose žiebė ir patys sostinės gyventojai, kurie prisimena 1991 sausio 13-osios kovotojus už Lietuvos laisvę. Jie patys arba jų artimieji buvo šių įvykių liudininkai. Daugiau nei mėnesį tik teoriškai veikusi kultūros ministerija pagaliau turi naują vadovą. Šiandien darbuotojams buvo pristatytas naujasis ministras Mindaugas Kvietkauskas. Deja, dar 2 be vadovų likusios ministerijos, atrodo, visomis pajėgomis galės dirbti tik nuo kovo. Šiandien prisiekęs naujasis ministras kaip prioritetinį darbą įvardijo visiems siaubą keliančios sostinės Gedimino kalno būklės taisymą. Vienas didžiausių mūsų rūpesčių, vienas didžiausių uždavinių Gedimino pilis ir jos tvirtinimas taip, kad tvertų amžius. Pristatydamas naująjį kultūros ministrą, neseniai vienu ypu net 3 savo ministrus išvaikęs premjeras buvo nusiteikęs smagiai. Šmaikštaudamas mokė naująjį ministrą nereaguoti į įvykius pernelyg karštakošiškai ir užsiminė apie tai, kad ministras visada turi būti pasiruošęs palikti savo postą. Norėtųsi, kad tie 2 metai praeitų ypatingai didelės darnos, sutelktumo ir veržlumo sąlygomis. Ir kad per likusius 2 kadencijos metus, pabaigus kadenciją 20 metais, tikrai galėtume pasakyti, kad tai nėra vien tik tai žodžiai, programiniai dalykai, kalbant apie kultūros sritį ir jos prestižą, jos prioritetą ir visą tai, kas daugiau kas yra surašyta vyriausybės programą. Ministras yra labai užsidegantis, tai turėsim vyriausybėje 2 tokius vienodus, deginsimės abudu. Aš nors durim netrankau, sakė ministras, durim trankydavo, bet tai noriu palinkėti, kad tos ramybės būtų daugiau, durų trankymas kartais reikalingas yra, bet kas yra labai pliusas, kad yra nekerštingas ir nepiktas žmogus, tai labai svarbu irgi stebėti. Kad gyvenimas yra dinamiškas, galbūt sunku suvokti politinio pasitikėjimo, tarnautojų, pareigūnų situaciją ir padėtį. Liktai kaip ir žino kiekvienas pradėdamas savo tarnystę, kad jinai gali pasibaigti bet kada, bet kurią dieną, tam reikia būti pasiruošus morališkai, fiziškai, dvasiškai. Panašu, kad be vadovų iki pat kovo mėnesio lik švietimo, mokslo ir sporto bei aplinkos apsaugos ministerijos. Mat rytoj pasibaigus rudens Seimo sesijai premjeras teikti kandidatūrų negalės, o pasiūlytojo švietimo ministro Algirdo Monkevičiaus neskuba tvirtinti pati prezidentė. Premjeras pabrėžė, kad jam svarbiausia ministro darbštumas. Tikrai visi ministrai turi, dirbantis ministrai, norintys ministrai, turintys idėjų ministrai, turi mano užnugarį. Tikrai taip nebuvo niekada, kad aš ministrus stumčiau į priekį ir pats kasur kavočiaus, tai atvirkščiai yra. Laukiu daug priekaištų, kodėl tu jos taip iki galo gini, galbūt reikėtų politiškai taip padaryti kitaip. Deja, turiu tą savybę iki galo tikrai ginti tą žmogų, kuris kad ir klaidas daro, bet daro klaidas dirbdamas, norėdamas pokyčių. Premjeras sulaukęs kritikos, kad ministrų kabinete nebus nei vienos moters, į aplinkos ministerijos vadovo postą svarsto teikti dabartinės ministerijos kanclerės Vilijos Augutavičienės kandidatūrą. Ar tai tiesa, pamatysime jau netrukus. Tačiau naujieji ministrai prisiekti galės tik kovą, nebent Seimas nutartų šaukti neeilinę sesiją.
Lietuva palengva atsikrato homofobijos. Konstitucinis teismas paskelbė, kad Lietuva turi suteikti leidimą gyventi užsieniečiui vyrui kitoje valstybėje sudariusiam santuoką su tos pačios lyties lietuviu, nors Lietuva pati ir neleidžia homoseksualių santuokų. Anot teismo, teisė susijungti šeimai ribojimas tarp tos pačios lyties asmenų nesuderinama su diskriminacijos draudimu ir nuostatomis, ginančiomis žmogaus orumą. Į Konstitucinį teismą kreipėsi Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas. Jis nagrinėja bylą, kurioje baltarusis su Lietuvos piliečiu Danijoje sudarė santuoką skundžia migracijos departamento sprendimą neišduoti leidimo gyventi šalyje. Konstitucinis teismas išaiškino, kad įstatymas reguliuojantis užsieniečių teisinę padėtį nedraudžia išduoti leidimą užsienyje sudarytos santuokos tarp tos pačios lyties asmenų pagrindų. Pagal migracijos departamento taikytą praktiką, užsienyje susituokę homoseksualai teisių keltis į Lietuvą paskui sutuoktinį iki šiol neturėjo. Atsisakydamas išduoti leidimą, departamentas pabrėždavo, jog Lietuvoje tos pačios lyties asmenų santuokos ir partnerystė nėra leidžiamos. Politikai savotiškai rungtyniauja, kas pirmi surinks ir vyriausiajai rinkimų komisijai pateiks reikiamą kiekį juos remiančių rinkėjų parašų. Kaune tarp partijų šią estafetę laimėjo socialdemokratai, kurie jau yra surinkę reikiamą parašų skaičių. Tuo metu kitos partijos dar renka rėmėjų parašus ir juos rinkimų komisijai planuoja pateikti prieš pat galutinį terminą – sausio 17 vakarą. Nuo gruodžio pradžios iki sausio 17 dienos 17 valandos vyriausiai rinkimų komisijai partijos turi pateikti juos remiančių rinkėjų sąrašus su parašais. Kiekvienoje savivaldybėje politikams reikia surinkti skirtingą skaičių parašų, priklausomai nuo rinkėjų skaičiaus ir tarybos narių skaičiaus. Į Kauno tarybą kandidatus iškėlusioms partijoms reikia surinkti ne mažiau kaip 1280 rinkėjų parašų. Pirmieji šį skaičių surinko ir rinkimų komisijai pateiks Kauno socialdemokratai. Jų vadovas teigia, kad parašų lapuose reikia nurodyti nemažai asmeninių duomenų, todėl tai apsunkina parašų rinkimą. Tikrai reikia be galo daug duomenų, kur šiai dienai mes žinom, kokie įstatymai saugo tos duomenys ir žmonės tikrai nenori atskleisti duomenų. Yra žmonių, kur sako, mes jum ir adresą duodam, ir savo vardą, kontaktus duodam, viską, bet asmens tapatybės kortelės ir paso duomenų jie vengia duoti. Turi duoti, bet ne visi duoda. Tai kas neduoda, viskas. Kas neduoda, tai bus viskas. Valstiečių ir žaliųjų atstovai Kaune dar renka rėmėjų parašus ir juos komisijai pateiks iki nurodyto termino sausio 17 vakaro. Žinosime pirmadienį, nes vyks susirinkimas ir tada visi suneš kas ką turi, bet dabar žinau iš tarpinio rezultato, kad gerai. Vienintelė problema, su kuria susidurėme, tai yra tai, kad anksčiau reikėdavo asmens kodo, dabar reikia paso arba asmens tapatybės numerio. Tai čia kyla problema, nes žmonės tikrai pasirašo ir paskui pastebi, nes daugelis asmenų tiesiog žino asmens kodą mintinai. Tai vienintelė problema. O šiaip tikrai žmonės pasitikė, žmonės pažįsta, mes kaip esam vaikštom, bendraujam su rinkėjais, tai kažkokių problemų neiškyla. Vieningo Kauno komanda skuba surinkti daugiau parašų, kad atmetus neteisingai pateiktus duomenis būtų užtikrintas reikiamas parašų skaičius. Žinom, kad ten būna visokių įsivėlusių kartais žmogiškų klaidų, tai natūralu, kad planuojam pateikti šiek tiek didesnį skaičių. Kauno konservatoriai skuba rinkti parašus ir tikisi viską suspėti laiku. Išsidalinome visi kandidatai parašų lapus, tiek įsijungia kiti skyriaus nariai ir stengsimės per šitą trumpą laiką surinkti tuos parašus. Kol kas neblogai. Manau, kad juos ir surinksim. Aišku, problemų yra, nes labai trumpas laikas, žmonės yra užimti darbuose, tai tik tai galite po darbo vykdyti parašų rinkimą. Ir manau, kad iki sausio 17 suspėsim surinkti. Savivaldybių tarybų ir tiesioginiai merų rinkimai vyks kovo 3 dieną. Kaune atlikta unikali pilvo išvaržos operacija. Dėl ligos 10 kg pilvą priverstas nešioti vyras į namus grįžo lyg iš sporto salės. Ne tik be nėštumą primenančio riebalų kalno, bet ir įgyja sustiprėjusius pilvo raumenis. Yra stabili, tai reiškia, kad jūs jau dabar galite pradėti juos po truputėlį treniruoti, laikinai dar dėvėdamas gorsetą pilvo, bet visai neužilgo mėnesio eigoj, po truputėlį tą gorsetą kasdien tą dėvėjimą trumpinsit.
58 klaipėdietį Juozą operavęs Kauno Respublikinės ligoninės chirurgijos klinikos vadovas Zigmas Urniežius praneša pacientui džiugią naujieną. Po sudėtingos pilvo išvaržos operacijos vyras sparčiai sveiksta. O svarbiausia, neteko ne savo norų nešioto, kai buvo juokaujama 9 mėnesių nėštuko pilvo. Štai tokį taisyklingų formų apvalų kamuolį žmogus turėjo kęsti 1,5 metų. Visi juokdavo, sako, kad gimdysi, bet neišėjo tai pagimdyti man. Pravažiavau namus, pasisvėriau. Aš buvau priaugęs, prieš operaciją svėriau 75 kg, o prieš operaciją svėriau 85. Parvažiavęs namuose vėl užlipau ant sostiklių, vėl tas pats svoris 75 kg. Tai taip išeina, kad aš nešiau kažkur 10 kg. Išvarža statybininkų dirbusiam vyrui susidarė po pankreatito, kasos uždegimo prireikusios chirurginės intervencijos. Tąkart atsiradus komplikacijoms, Juozo pilve atsivėrė didžiulė žaizda. Ji vis plėtėsi, reikėjo skubios operacijos. Bet neišgydžių žaizdos operuoti medikai nesiryžo. Statybininkų dirbęs vyras prarado galimybę dirbti, vėliau nebegalėjo net paeiti. Atliekant bet kokį fizinį veiksmą, vidaus organai versdavosi į išvaržą, o nejudant nykdavo pilvo raumenys. Ir taip užburtas ratas. Išvarža progresavo. Šlapimas tankiai, pūslės spaudimas buvo, dusimas pasidarė, paeiti labai mažai galėdavau, dusdavau. Į pagalbą klaipėdiečiui atskubėjo Kauno Respublikinės ligoninės medikai. Pritaikius unikalų metodą, pavyko išgydyti žaizdą, o tada jau buvo galima ir operuoti. Mūsų pacientas Juozas, jis iš tikrųjų buvo ypatingas pacientas, nes jo gretutinių ligų kiekis, jo išvaržos dydis tikrai buvo nekasdienis, todėl kuomet jis kreipėsi, supratom, kad tikrai žmogus kenčia. Tai rodo ir jo nuotraukos. Priekinė pilvo siena buvo antiek išplonėjusi, kad buvo atsivėrusi žaizda. Žaizda buvo atsivėrusi tiesiog dėl kraujotakos nepakankamumo, nes pilvo organam virstant į išvaržos maišą, ta oda esanti paviršiuje tempėsi ir jie jau nebeužteko to kraujo tekimo, kad jinai galėtų normaliai funkcionuoti. Kompiuterinės tomografijos tyrimas parodė, kad pusė pilvo organų ir beveik visas žarnynas jau buvo patekę į išvaržos maišą. Ir tai tapo pavojinga. Čia yra žarnynas, o čia jau yra oda, tai praktiškai nuo žarnelio iki odos paviršiaus buvo likę keletas centimetrų. Šiuo atveju buvo rizika netgi, kad tas išvaržos maišas ir ta išplonėjusi oda gali net plyšti ir susiformuoti taip vadinamą ventiliaciją, kuomet pilvo organai patenka į išorę. Negydoma arba netinkamai gydoma pilvo išvarža gali žmogų paversti visiškai neįgaliu arba baigtis mirtimi. Mat į išvaržą patekus žarnoms gali sutrikti viso organizmo kraujotaka ir išsivystyti išvaržos gangrena. Rengiantis šių metų šaukimų į Lietuvos kariuomenę pareigūnai nerimauja, kad dėl prastos jaunuolių sveikatos auga privalomai kviečiamų į tarnybą jaunuolių skaičius. Krašto apsaugos ministerijoje sudaryti 2019 karo prievolininkų sąrašai. Šauktinių sąrašas sudarytas atsitiktinė tvarka, naudojantis kompiuterių programą. Į juos įtraukti kiek daugiau nei 31 000 jaunuolių nuo 19 iki 26 metų. Procesas prasideda ir šio sąrašo į tarnybą įvairiose Lietuvos kariuomenės dalinėse bus pakviesta 3827 karo prievolininkų, tiek vietų numatoma šiemet. Aišku, savaime yra pirmenybė užpildant vietas bus taikoma savanoriams. Jaunimo patriotizmas džiugina, tačiau vis daugiau žmonių netitinka keliamų sveikatos reikalavimų. Savanoriai į tarnybą nepatenka dėl vidaus organų, nervų, akių ligų ar plokščiapėdystės. Sveikatos turbūt pagrindinė yra problema. Netgi 30% labiausiai motyvuoto Lietuvos jaunimo iš tikrųjų nepraeina sveikatos reikalavimų ir tai tikrai gana liūdnas atspindys realijos visuomenės sveikatos. Jeigu pažiūrėti į kitas dalis, kalbant apie tuos, kurie yra
eina pirmumo tvarka ir jo labiau pagal priverstinį mechanizmą matyti, kad tas procentas yra dar didesnis netitinkančių sveikatos, 50% ir daugiau. Ir čia tikrai yra laikas tikrai yra susimastyti. Prastos jaunimo sveikatos priežasčių pareigūnai ragina ieškoti mokyklose. Galima grįžti ir į mokyklas, pažiūrėti, kiek ir kaip atliekamas kūno kultūros valandos ir panašiai, kiek jaunimas sportuoja, kiek laiko praleidžia prie kompiuterio, namuose, mažai judėdami ir taip toliau. Krašto apsaugos ministerijos duomenimis pernai į kariuomenę ne savo norų buvo pašauktas 141 asmuo. 2017 metais tokių žmonių buvo 53, užpernai ir 2015 į Lietuvos kariuomenę privalomai pašauktų asmenų nebuvo. Į dalinius keletas tūkstančių jaunuolių susirinkdavo savanoriškai. Ministras tvirtina, kad privalomai šaukiamų jaunuolių skaičius susijęs ir su kasmet augančių šauktinių skaičiumi. Nuo 2014, kai buvo grąžintas šaukimas į kariuomenę, šaukiamųjų skaičius išaugo keliais šimtais karo prievolininkų. Eurolygoje dviejose susitikimuose paeiliui turkai parklupdė Kauno Žalgirio vyrus. Šį kartą rezultatu 61-78 pralaimėta turnyro lyderiams Stambulo Fenerbahče komandai. Ateinantį penktadienį namuose kauniečių laukia kova su Atėnų ekipa. Ketvirtadienio vakarą traumų išretintas Kauno Žalgiris svečiuose nesugebėjo pasipriešinti Eurolygos dabartiniai vicečempioniai Stambulo Fenerbahče komandai. Fiziškumo lygis buvo labai skirtingas. Pirmą pusę, aišku, momentais buvo ir meistriškumo skirtumas, nes vis tiek žaidžia komanda jau daug metų kartu ir tikrai, kaip sakant, juos čia nugalėti ypač yra labai sunku. Šaro ir jo mokytojo Željko Obradovičiaus asmenėje akistatoje serbas padidino pranašumą iki 6-1. Jo vadovavimas Stambulo komandai ir toliau užtikrintai pirmauja Eurolygoje, o 4 pralaimėjimus iš eilės patyrė Žalgiris pradėjo garmėti žemyn ir dabar užima 12 poziciją. Mums reikia visų žaidėjų. Sakau, vėlgi Žalgiris nėra komanda, kuri gali prarasti tiek daug žaidėjų ir to nepajausti. Taip kad, sakau, yra pilna su kuo žaisti, tik tai reikia eiti kautis ir nenusileisti visų pirma fizinių kontaktų, nes jeigu mažiau talentinga komanda nusileidžia norų ir fizinių kontaktų, jinai absoliučiai neturi jokių šansų. Daugiausia Žalgiryje taškų pelnė Brandonas Deivisas, jo sąskaitoje 12 taškų. Po traumų į aikštelę sugrįžęs komandos kapitonas Paulius Jankūnas surinko 9 taškus, Neitas Voltersas 8. Sveikatą žaidėjų norėčiau pagerinti. Norėčiau, kad kuo daugiau žaidėjų būtų 100% ir kad suprastų, kokio tai yra svarbumo rungtynės su Panathinaikos. Ateinantį penktadienį namų arenoje Žalgiris susitiks su Atėnų Panathinaikos komanda. Šiuo metu turnyro lentelėje graikai užima 8 vietą. Tiek naujienų šiandien. Šaltis iš Lietuvos atsitraukia, savaitgalį dienomis temperatūra svyruos apie 0, o kur pasnigs netrukus sužinosite, jei liksite su INIT. Ramaus laisvo savaitgalio prisimenant sausio 13-ąją. Šiandien daug kur krituliai, daugiausia sniegas, vietomis pustys, temperatūra 3-8 laipsniai šalčio. Dieną vietomis silpnai pasnyguriuos, vėjas vakarinių krypčių 50 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 2 laipsnių šalčio iki 3 šilumos. Sausio 13-ąją daug kur krituliai, naktį vyraus nedidelis sniegas. Temperatūra 2-7 šalčio, dieną nuo 2 šalčio iki 3 laipsnių šilumos.